Noriu šiandieną jums parodyti modelį iš Bilenka Sofelija. Tai yra balerinos. Jos atrodo štai taip ir daugiau papasakosiu apie jas. Tai šitos balerinos, jos yra keletos spalvų, bet visos spalvos yra tokios, švelnios, pastelinės, sakyčiau. Turi keičiamą vidpadį viduje. Vidus atrodo taip, vidpadis toks. Vidpadis yra toks truputį storesnis, toks paminkštintas. Tai su šitom balerinom labai jauku yra vaikščioti vasarą, nes tas padas, kad ir lygus, laikysena, stovėsena yra taisyklinga tiesi, bet tas paminkštintas vidpadis duoda tokią, malonaus jausmo. Pirštų zona yra platesnė nei tradicinių batų, kuriuos randate parduotuvėje, bet jis nėra per platus. Ir reikėtų žiūrėti prie batų barefoot.lt puslapyje. Mes pateikėme dydžių lentelę, kur yra pagal dydį, ilgis vidpadžio, būtent vidpadžio ilgis ir plotis. Tai galite pasižiūrėti pagal savo pėdą. Šiaip mano pėda, aš manau, yra tokia prie platesnių, tikrai ne prie siaurų, tai man šitie bateliai tikrai puikiai tinka. Tik tai reikia turėti omeny, kad balerinos vis tiek jos nebus kaip kėdai, tokios visiškos laisvės, nes sunkiai laikytųsi ant pėdos tada. Tai ir padas, aišku, yra lankstus, kad prižiūrėti šitą. Čia yra oda ir vidus ir išorė. Matot, yra ženkliukas, yra odinis. Tai priežiūrai išoriai reikėtų įsigyti batų vašką, nes pamaitintų odą ir kadangi lankstosi, ar ne, batai ypatingai per tas vietas tokias, tai jas reikėtų su natūraliu vašku, kurį yra mūsų elektroninį parduotuvėje, padengti, paminkštinti. Ir be abejo naudoti impregnantą. Impregnantas ne tik žiemai, bet ir vasarai, nes vis tiek susidurite su drėgme, su purvu, tai tiesiog, ilgai išlaikysite batus nepriekaištingai gražius. Tai čia yra Sofelija modelis, turintis, daugiau spalvų. Kviečiame įsigyti elektroninėje parduotuvėje barefoot.lt.